Labas, vos nepavėlavai. Žiūrėk, matai ten tą atriedantį autobusiuką? Ir ką? Aš jame įgyvendinau savo idėją. Lepkime vidun. O, kaip neįprasta. Kam čia tie treniruokliai? Juos minant gaminama energija, kuri yra kaupiama akumuliatoriuose. Ir kam naudojama ta elektra? Negi nesupratai, juk šis autobusas elektrinis. O kodėl gale sėdynės? Reikėjo ir čia treniruoklius pastatyti. Manai, turėtum sveikatos be paliovos minti. Pasikeičiant su draugais nuvažiuosi daug toliau ir raumenys nepervargs. Šis autobusiukas skirtas maloniam keliavimui, o ne juodam darbui. Galima pasirinkti pavarą ir minti pagal savo galimybės. Autobusas važiuoja iš akumuliatoriaus, todėl nesvarbu, kokiu greičiu minti. Nesuprantu, kaip tau šovė į galvą tokia keista idėja? Ai, alergiškai nepakenčiu benzino smarvės. O tu ar pastebėjai, koks čia gaivus ir grynas oras? Aha, tikrai gera. Lauke taip tvanku, o čia tikras gaivumėlis. Matai šios ventiliatorius lubose. Pro juos veržiasi ne tik gaivus, bet ir kruopščiai išvalytas oras. Sportuojant labai svarbu kvėpuoti neužterštų orų. Įsivaizduok, koks šaunumėlis. Ir pasportuoji, ir nuvažiuoji, kur reikia. Bet tam tinka ir paprastas dviratis. Kaip nori, bet čia atkrinta daug rūpesčių. Nei tau galvoti, koks oras, lyja ar sninga, šalta ar karšta. O be to, su dviračiu taip nesaugu laviruoti judriomis miesto gatvėmis ir dar uostyti išmetamųjų dujų nuodą. Fui! Taip, tikrai tikinai. O sakyk, ar tu ir veikimo principą sukūrei? Ne, tik idėja. Sunkiausią darbą palikau mokslininkams, kurie puikiai išmano šias technologijas. Tai ir šaunu. O kada galėsiu su juo pasivažinėti? Tikiuosi greitai.